Labadiena, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Atostogos kaime ir jos vedėja Diana Dubatauskienė. Ramaus poilsio sodybos yra ieškantiems ramybės ir atgaivos. Natūralios gamtos prieglobstyje atrasite kūno ir sielos harmoniją. Atsikvėpsite nuo kasdieninės rutinos, įvertinsite nepakartojamą gamtos grožį, atgausite jėgas ir dvasios ramybę. Net 40% kaimo turizmo sodybų yra įsikūrusios vienkiemiuose, ramaus poilsio, natūralios gamtos prieglobsčio oazėse. Šiandien kaip tik ir svečiuosimės ramaus poilsio sodyboje. Atvykome į Dzūkiją, Lazdijų rajono Žališkės kaimą. Ramaus poilsio sodyba pas Antaną Kliučinską. Labadiena, Antanai. Labadiena. Kuo unikali jūsų sodyba? Mūsų ramybė unikali, mes orientuojamės į šeimyninį poilsį ir priim pagrindę tai šeima su vaikučiais, šeimom arba mažom grupelėm. Tai vat ir važiuoja. Kas nori tikrai pailsėti. Antanas yra bitininkas, siūlantis savo svečiams unikalią galimybę pabuvoti Avilio klimato namelyje. Apie tokį namelį niekada nebuvau girdėjusi, o tuo labiau buvusi. Tad su didžiausiu malonumu klausiausi Antano pasakojimo apie šį namelį. Čia yra Avilio klimato namelis, kurį sugalvojau pats ir padariau specialų avilį ir įkurdinau bites. Šiam namelyje dabar jų gyvenimas vyksta įprastu režimu, kai tik bitėm daugumoje suprantamas tas gyvenimas, o šiaip žmonėm tam namelį bičių Avilio klimatas yra gydomasis, toks jau įrodytas, žinomas ir žmonės yra galimybė, kad ateitų ir pakvėpuotų tą Avilio klimato. Padeda kvėpavimo takam ir įvairių kvėpavimo susirgymų metu reabilitacijai tokių žmonėm atsigavimui. Šitoje medinėje dėžėje tai yra tikras avilys, tik pritaikytas šiam nameliui konkrečiai ir jame gyvena apgyvendintos bitės įkurdintos. Kas čia kvepia? Čia ir pikis, ir medus, ir vaškas, viskas. Ir aišku, tas oras sklinda iš avilio. O namelis irgi pastatytas taip, kad galvos rytyje susikauptų daugiau oro. Jis taip praplatėjantis į viršų maždaug galvos lygyje, to, kad oro susikauptų. Nes avilyje bitės kaip gyvena, bitininkas įrodyta, kad ilgiau truputį gyvena negu paprasti žmonės vertingieji. Todėl jis dažnai pražiūrėdamas bitės įkvėpia to oro. Na, bet trumpas laikas jis vis tiek prisiuosto to oro, o šitiem žmonėm bitininkam yra sudėtinga tą padaryti. Tai tada įkurdinau tokį avilį padariau. Dabar jų mažiau girdisi, kadangi šiltas oras labai ir išėjo daug bičių į darbą. Ir jų tiesiog likę sargai ir vietinės, kurios jaunos bitės tvarko medų. Ar mėgsta svečiai pasėdėti šitame namuke? Leisiu ir pasėdėkite ir kiek jums tinka. Tokias geriau dažniau negu vieną kartą ir ilgai sėdėti. Tai rekomenduojama spaudoje rašyta, kad buvo po 15-20 minučių pasėdėti 2-3-4 kartus per dieną. Tai yra namelis atviras ir žmonėm parodau supažindiniu ir ateina pasėdėti. Atvažiuoja žmonių, kurie tiesiog pajautę palengvėjimą šito Avilio klimato pas mus apsistoja ir atvažiuoja būtent dėl jo. Gal atvažiuoja vaikų pasižiūrėti į bites iš arčiau? Priimame ekskursiją su vaikučiu, pavasarį ypač po mokslo metų, jiems čia padėta, jiems suprantamai tokie paprasčiausiai reikalingiausi bitininko įrankiai, kuriuos naudoja, jiems papasakoja, paaiškini ir atvažiuoja paprastai nemažai ekskursijų baigiantis mokslo metams. Dar padariau stiklinį avilį šalia, kadangi vaikučiai domisi ir žmonių taip besidominčių yra bitininkystė. Pirmą kartą ketėti net nežino, kaip tą medų išimant, tai ir kaip jos gyvena tam avilį. Irgi, kad galima būtų atėjęs atsisėsti ir pastebėti tas biteles. Tas stiklinis avilys įmontuotas pačiam namelyje, kur avilio klimatas uostomas, kartu ir sėdi ir pasidairai ir pakvėpuoja avilio klimato ir tą stiklinį avilį ir biteles pastebi. Atvykusiems savo svečiams pasiūlote medaus su koriu. Mato, ten iškaba yra medus ir su bite ta reklama. Ar pastebėjot, kur ten aš kartu stoviu? Pastebėjom. Va, tai ten ir ateina jie ir mato ir sako, gal medaus turite. Jie praktiškai visą ir nuperka medų iš manęs. Šiemet truputį mažiau medaus, bet nebespėjau 100 šių, kiek užsakymų yra.
Antano sodyba ramaus poilsio pasiilgusius svečius lepina natūralia kaimiška aplinka. Čia bitynas mano išdėstytas, paruošiau labai aš jom tinkamą vietą. Pasodinom sodą specialiai žmonėm įvairių veislių. Geriausių Lietuvoje tuo laiku, kad žmonės ateitų, kad nusiskintų obuolį, rastų kažką į savo serbentų. Ir vištyčių matom turite, ir sakėt, kiaulių turit. Patinka svečiams, ypač turbūt vaikams labai. Nu taip, jau čia toks. Kiti specialiai važiuoja, kad pasižiūrėtų gyvūnų, klausia, ar turite, ar laiko tą ūkį, kadangi jau kaimo turizmas, tai nori tiesiog vaikus supažindinti su kaimo gyvenimu, su gyvulėliais, nes kiti visai nematė jų. Tai mielai, eina, žiūri. Matyti ežeras, apie apylinkės, dar stirnaitės ateina, lapės, kas žvėreliai pasižiūri. Koks ežeras? Čia Babrų ežeras. Vienintelė esame ant šio ežero kranto ir tuo užsiimame. Labai graži ežero pakrantė. Nu, pakrantė tai tokia, bet yra maudymosi vietoje ant inkarų plūdurai padaryti, nuo kurių žmonės šokinėja, maudosi ypač vaikams. Ir pagal amžių, vienas šalia krašto, kad mažiem vaikučiam, ten toliau didesniem vaikučiam giliau įtraukti ir jie plūdurai plaukia ir žaidžia, šokinėja, maudosi. Sutikome svečius sodyboje. Labą dieną. Labą dieną. Kodėl jūs pasirinkote šitą sodybą? Todėl, kad čia labai ramu, saugu ir smagu ir šeimininkai labai malonūs. Vienu žodžiu, puiku, fantastika. Dažnai čia atvažiuojat? Nu, mes ją neseniai suradom, bet dabar jau antrą kartą šiemet. Per 2 savaitės jau antrą kartą. Tikiuosi, kad ne paskutinį, jei geras oras bus. O jūsų vardas? Aldona. Ačiū, Aldona. Pas jūs poilsiautojai turi kiekvienas po namelį? Taip, atskira teritorija, namelis savam kieme, pirtis irgi savam kieme, tai nesvarbu žmogui nuotaika pakilo į pirtį, mes galim bet kada 1,5 valandos bėgiai paruošiam pirtį ir jam iškart pateikiam. Ir net kliudo vieni kitiems poilsiautojai tiesiog gali nekontaktuoti, eina į pirtį ir savam kieme. Tai kiek tokių ramaus poilsio ištroškusių šeimų galite priimti? Kiek atskirų namelių turit? Turim 3 atskirus namelius. Ir pavėsinių dar turime 3 irgi. Irgi atskirom grupelėm, atskirom teritorijom. O po kiek žmonių gali apsigyventi vienam namelį? Vienam namelį mes apsigyvena ir daugiau, aišku, kurie buvę, bet šiaip skaičiuojame, kad patogu būtų atsigulta, pailsėtai yra 5 vietas, 7 vietas ir 12 vietas namelis. O pavėsinėse tai iki 10 žmonių, tai daugiau nebeleidžiam. Jeigu daugiau, tegul 2 pavėsinės tas teritorijas užima, bet žmonių nekemšam. Pas mus ne visada. Tai ramu ir nesimato, kad yra žmonių. Natūralioj viskas gamtoj. Nėra gėlynų, nėra išpuošta, bet natūrali gamta. Viename iš svečių namelių matėme labai daug medžioklės trofėjų. Jūs pats medžiotojas? Taip, turiu tą gyslelę, kaip žmona sako, ligą. 30 metų daugiau medžiotojas esu ir tą 20 metų dirbęs medžioklės ūkyje. Tiesiog buvo profesija mano tokia, kad medžioti su garsiausiais Lietuvos tais laikais vyrais. Jiem ruošia medžioklės ir dabar išliko ta aistra. Kokios didžiausias iltis jūsų turimas sumedžioto šerno? Mano turimos iltis tai yra sidabrinės šerno iltys, medaliais, jeigu skaičiuot vertinimas. O kiti tai šiaip man tai iltys arba ragu sumedžioja, tai kiekvienas auksinis, nes aš jį sumedžioju. Tai man malonus prisiminimai, malonus įspūdžiai. Ar organizuojate svečiams medžioklės? Yra galimybė, šiaip neorganizuojame, kurie prašo, tai mes galima pamedžioti mūsų būrelio plotuose. Ir yra norinčių, kurie net nemedžiotojų, net neįsivaizduoja, kaip tie medžiotojai medžioja. Yra kitiem metam būtina yra užsakusių tokių žmonių. Tiesiog bokštelį pamedžioja, pasėdėti su medžiotoju ar atskirai pasižiūrėti žvėrelių. Ką tik jums skambino būsimi klientai ir teiravosi labai stipriai apie žūklę. Apie žūklę tai pagrindiniai praktiškai svečiai tai žvejai, dauguma jų tokių. Bent jau vienas iš kompanijos yra žvejys ir jis užkrečia ir žmonas, ir vaikus. Jie čia daro tarpusavį šeimos varžybas ir sugauti įvairiai papuola, bet
Jau kai sugauna, tai ir maža žuvytė. Jiem didžiulis džiaugsmas. Žuvingas ežeras? Sakyčiau, kad taip. Tikrai. Su seliava veisėsi, vėžiai veisėsi, tai aš praktiškai toks didelės lydekas žvejoju, man jos geriau patinka ir skanesnės. Man normali lydeka, tai 5-6 kg. O jau kitos tai mažos. Gal vaišinate savo svečius žuvienėm? Žinokit, kad mane svečiai vaišina žuvienę. Jie daugiau laiko turi ir daugiau galimybių negu man. Aš vasaros metu praktiškai neišplaukiu į ežerą, nepažvejoju. Kas jums padeda šitame versle? Šitam versle dirbame visa šeima, 5 sūnus auginu ir visi įdarbinti savo pareigas turi. Man belieka tik paskirsti į darbas ir viskas tas vyksta, visi darbai atliekami laiku ir gerai. Pilnas kiemas pristatytas medinių gražių dirbinių. Pats darot? Nu taip, žiemą, kai užšalta, nieko negali darbų dirbti didelių, tada kalta į rankas, kirvį pjūklą ir prie šitų darbų sėdo. Sukaisti, sušyli ir šaltis nebaisus būna. Kas čia per mažytis nameliukas, kažkoks pasakų? Mažiukas nameliukas, čia vaikų žaidimo aikštelė. Kiekvienas žmogus nori savo privatumo, tai ir vaikutis įlenda nuo tėvų ir jau jam čia patinka. Ir tėvai mato, džiaugiasi, kad jis nenulindo, kažkur nepabėgo, čia tiesiog mato jį. Ir vaikai vietoj ir saugus esą. Šitą aikštelę, vaikų žaidimo aikštelė tuščia visada, neleidžiam palapimų, ta prasme. Visi, kas pas mus gyvenantys žmonės, ateina ir ilsisi, būna, sėda, supasi, ką nori tą veikia. Ačiū, Antanai, jums labai. Prašau, geros dienos jums. Kalbinome sodybos šeimininką Antaną Kliučinską. Jeigu jūs pasilgote ramaus poilsio, važiuokite į kaimo turizmo sodybas. Vasara dar nesibaigė. Visą informaciją apie ramaus poilsio sodybas bei kitų specializacijų sodybas rasite mūsų asociacijos tinklalapyje www.atostogoskaime.lt. Su jumis buvo laida Atostogas kaime. Iki kito penktadienio.